Ką jūs čia darote? Nelaimė šeimoje? Kas nors mirė? Nu, kodėl nelaimė? Tai gal kaip tik laimė tada, nes gauni palikimą. Tai vat, kad dėja, kad nieks nenumirė. Žiūriu, čia vaikštinėjau, kaip sakoma, darau tokį, rinkos tyrimą. Kokį rinkos tyrimą? Nu, va šitos rinkos, ar tu nematai? Aš tau paaiškinsiu. Principė, aš kada nors vis tiek numirsiu. Kaip tai bebūtų gaila ir kaip Lietuvos žmonės beverktų. Ir kaip besistengtų tie nusamdyti visi daktarai, ne? Tai kas būna, kai numiršta? Nu, kai turtingi žmonės numiršta. Tai supuola visokie ten 15 eilės giminės ir pradeda tavo turtą dalintis, parceliuotis į kairę į dešinę. O pats tai jau būni senai pamirštas ten ir... Net ten paminklo normalaus negali pastatyti nieko. Žinai, gėlėm apvytusiam tipo apkaišioje tą kapelį ir 5 metus kryžių medinį palieka, kol tas supūva. Baisu. Žinaugi pats, nes ne vieną babutę laido, bet čia jau kita kalba, aš čia dabar neįsiplėsiu. Norite iš anksto susiorganizuoti savo laidotuvės? Oi, ne. Man tai tas nerūpi. Galit mane sudegint, galit mane išmėtyti, išbarstyti po Lietuvos laukus, galit molekulę suskaidt, man nesvarbu. Bet paminklas turi būti. O dabar čia žinokit, kaip tik tuo ir rūpinuosi. Ieškot paminklą? Nu, nereikia ir ieškot. Gyva aš esu. Iš bronzos va tokį nulieji, galima aišku ir ant arklio jojantį, viskas tobulas paminklas. Dabar aš sklypo savo kapų ieško, ar tu supranti. Žinaigi, noriu, kad būtų tokioj, vis tiek prestižiniai vietoj. Kad kaimynai būtų gerai. Geriausia iš vis, kad žinomi būtų. Tai va, žinai, ir skaitinėjau ten, kas čia kur kaip, kas čia tokie kur. Bet čia jau yra kažkas palaidotas. Nu ir kas? Taigi būna, kad kokia babutė kokiam bute gyvena. Bet tai netrukdo to buto parduota, ne? Randate sklypą kapui? Nu tai matai, kad dar ne. Žinai, noriu, kad koks medis šalia būtų, tipo švarus oras, žinai, ir kad, geras susiekimas su miesto centru būtų. Anksčiau turtuoliai statydavosi šeimos kriptas kapinėse ir būdavo laidojami mirusiuose. Oi, ne! Ką man to reikia? Aš tai žmogus kuklus esu. Pastatysiu savo 5 metrų skulptūrėlę ir man užteks. Va šitas klipukas jau atrodo visai neblogas, sakyčiau. Bet aišku, kaimynai labai seni. Nors dar vienas dar nesenai miręs, tai tokį gal dar dažnai lankys, žinai. Nemėgstu, kai pas kaimynus ateina svečių. Paskui triukšmo, žinai, bardakas tenai. Ai, ieškau toliau.